Sveiki visi sveikos gyvensenos mylėtojai. Taigi, šiandieną aš, Kristina Kesminienė, Herbalife kompanijos partnerė ir asmeninė trenerė, jums pristatysiu treniruotę su kėde iš 4 paprastų pratimų, kur galėsite atlikti bet kur, namuose, ofise ar sporto salėje, be jokių papildomų priemonių. Ir mes pradirbsim visas raumenų grupės. Pas mus puikiai padirbs kojos, sėdmuo, pilvo presas ir netgi rankos. Taigi, pirmas pratimas. Stojame prieš kėdutę, išlaikom tiesią nugarą, patemptą pilvo presą, pakelsim koją, pirštų galiukais pasieksim kėdę ir grįšime atgal. Su tempuku. Op, op, palaikant tempą. Ir taip mes žingsniuosime apie 45 sekundės. Su gera nuotaikėlė, apšyla kūnas ir ruošiamės sekančiam pratimui. Antras mūsų pratimas. Lenta su modifikacija. Stojame atremti į mūsų kėdutę. Kūno padėtis panaši lentos pozicija, išlaikant kuo tiesesnę nugarą, jokių išsirietimų, uodega po savim, presiukas patemptas ir tiesia koja pakaitom po vieną keliame aukštyn. Nesistengiam kuo aukščiau pakelti, tol kol pajaučiam, kad įsitempia sėdmuo. Dirba sėdmens raumenukai. Galvos neužlaužiam nei į viršų, nei į apačią. Galva, kaklas, stuburo pratęsimas. Taip pat šį pratimą atliekame 45 sekundės. Vidutiniu tempu ir tikrai čia neskubėkite. Trečias mūsų pratimas. Jo metu pas mus puikiai pradirbs rankos. Taigi, sėdam ant kėdutės, rankas pastatom klubų plotyje, atitraukiame sėdmenį, tačiau sėdmuo nėra per daug nutolęs nuo kėdės, jis yra šalia kėdės, pėdas pastatom klubų plotyje ir švelniai leidžiame žemyn ir keliame save aukštyn. Nugara tiesi, alkūnės žiūri tiksliai atgal. Jokiu būdu nei į šonus, neišsukit savo alkūnų. Jos tolsta nuo jūsų į priešingą pusę. Na ir žinoma, kvėpuojame. Kiekvieno pratimo metu vyksta kvėpavimas, jo neužlaikome. Na kągi, ir ketvirtas pratimas, kurio metu pas mus pradirbs visa apatinė kūno dalis. Tiek pilvo presas, tiek nugaros raumenys, sėdmuo ir kojos. Gulsimės ant grindų. Jeigu esate ofise, galbūt prie kitų kolegų šito pratimo nedarykite, bet jeigu liksite vienas, tai tikrai drąsiai galite pasidaryti ir ofisiuke. Atsigulam, rankos šalia kūno, kojom atremtis tvirtai į kėdutę. Įsitikinkit, kad jūsų kėdutė neslidinėtų, stovėtų stabiliai ant grindų. Pradžioje keliame korpusą ir leidžiame. Stengiamės klubus, juosmeninę stuburo dalį atkelti vienu metu nuo grindų ir lygiai taip pat padėti. Keliai išlieka klubų plotyje. Na, o kas nori sunkiau, tai pakelimą atliekam pakaitom atkeliant po vieną koją. Tai vieną koją, tai kitą koją. Iškvėpimas, įkvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas, įkvėpimas. Arba abiem kojom. Labai svarbu, kad kelienai išliktų klubų plotyje arba šiek tiek plačiau, bet jokių būdų nesiauriau. Na kągi, mūsų treniruotė jau baigta, bet dar ne viskas.
Ar jūs žinote, ką po treniruotės būtina padaryti? Po treniruotės būtinas tinkamas atsistatymas. O tinkamas atsistatymas tai yra tinkamas maistas. Maistas mūsų raumenim ir mūsų kūnui. Ir pats geriausias atsistatymas, pats geriausias maistas ir patieklas po treniruotės yra Herbalife maistinis kokteilis. Tad tučtuojau po treniruotės pasistengiam pusę valandos bėgyje suvalgyti, pasimėgauti šiuo nuostabiu kokteiliu. Tad linkiu gražios ir energingos dienos.